Labutis, šiandien vėl patausysiu truputį, šiandien trumpiau jaučiu bus, apie tokį paprastą dalykėlį, kaip mes draugiškai visi sutarę sugalvojam savo sunkesnį gyvenimą, nei jis iš tiesų yra. Tai toks paprastas pavyzdys, gal pavyks kažkam tai išgyventi jį taip artimiau negu tiesiog žodžiais. Žodžius tik tai išgirstant, tai tikriausiai galbūt, nežinau, netikriausiai, bet galbūt esat kažkada ar dabar išgyvenat, ar kažkada kalbėję, bent jau man gyvenime yra tekę taip kalbėti ir susidurti su savim tokioj situacijai, kai kalbu apie tai, kad vaikystė buvo tokia, kaip tas žodis yra, neatsakinga, kad jinai buvo be rūpesčių, kad buvau laisvas, nes buvau vaikas, niekas nerūpėjo, o dabar, žiūrėk, užaugom ir atsirado rūpesčiai, pradėjo reikėti rūpintis kažkuo, atsirado kažkokios taisyklės. Tai yra čia didžiausias absurdas, nes mes nuo vaikystės iš esmės niekuo nepasikeitėm. Mes iš principo keistis negalim, nes visuomet esam ta pati dieviška, stebuklinga būtis, kuri keičia tik savo aplinkybės. Keičiasi tiesiog aplinkybės ir kadangi ilgainiui susitapatinam su tom aplinkybėm, tai ir atrodo, kad keičiamės, bet iš tikrųjų tai ne. Ir pasakysiu tokį labai paprastą argumentą, jeigu pavyks paprastai. Tai kai kalbam apie vaikystę, kai jinai nepriekaištinga, tokia, galbūt ir priekaištinga, gal ten visko buvo, bet kalbam apie tą tokį neatsakingumą, laisvę, pasirinkimų ir taip toliau ir panašiai, tai galbūt reiktų priminti ir prisiminti patiems į galvą, kad nežinau, kaip jūsų vaikystė buvo, bet nepaisant to, kaip aš koks jaučiausi laisvas, kaip galėjau žaisti kieme, kai viskas buvo smagu, turėjau labai daug taisyklių. Pirmiausia, reikėjo eiti į mokyklą, jos praleisti nebuvo galima, tik tai pateisinimas priežastis. Tėvai nuolat kontroliuodavo, kur aš galiu eiti, kur negaliu eiti. Iki tam tikro amžiaus iš vis net per gatvę negalėjau pereiti, į parduotuvę negalėjau eiti, tiksliau, gana anksti pradėjau eiti į parduotuvę, bet su mažom pinigų sumom, reiškia, neduodavo disponuoti daug pinigų, paskui po truputį gaunant pasitikėjimo tėvų, galėjau neštis daugiau pinigų nupirkti. Bet draugų ratas buvo palyginus siauras, iš tikrųjų nebuvo interneto tada, į kiemą irgi, kada pareiti namo, pavalgyti šaukdavo mama per langą. Pats pavalgyti nemokėjau pasidaryti, dar nors kartais bandydavau kai kurios dalykus, kaip ten dešrelės pasišildyti, išeidavo. Bet ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kad bet kuriuo metu paimti, yra labai daug mus ribojančių veiksnių. Tiesiog, kas tuo metu pasikeitė, kad vaikystėje ego nebuvo toks stiprus. Nes ego sako, protas sako, kad klausyk, aš noriu būti laisvas, man čia neužtenka kažko, man čia reikia to, man čia reikia trečio reikia, čia mane kažkaip politika kausto, čia mane kažkaip antra pusė kausto, čia aš negaliu jaustis laisvai, čia mane tai pavadino, anai pavadino. Ir tokias nesąmonės, nes mes ego nori turėti visišką galią. Ir kuo jisai didesnis, tuo jam tos galios daugiau reikia. Tai galima savį atpažinti, jeigu mes nesijaučiam laisvi, jeigu mums kažko tai trūksta iki laisvės, iki
buvimo gyvenime, išgyvenimo pačio šitos fantazijos, kurią vadinam gyvenimu, tai galbūt tas ego čia kalba, galbūt jam kažko neužtenka iš tikrųjų, nes absoliučios laisvės neįmanoma, kad jinai būtų kalbant iš kūniškos perspektyvos, jos niekad nebus. Niekada mes turėsim visą laiką priklausomybių, priklausomai nuo kūno, kurio reikia rūpintis. Jeigu dar, kaip vakar kalbėjau, priklausom kažkokiai socialiniai struktūrai, kuriai neišvengiamai priklausom dažniausiai, jeigu nesam atsiskyrėliai, bet jeigu žiūri šitą filmuką, tikriausiai tokie nesat, tai mes save taip pastatom į tokią vietą, kad tas pats, kas ta nelaimė, tas nepilnavertiškumo jausmas ir tokia nostalgija vaikystėje, tai yra iš to, kad mes su savo ego apsistatom didžiulius rūmus, didžiulę pilį ir sakom, aš noriu, kad dabar visos tos sienos būtų kiauros ir matyčiau jas kiaurai ir jausčiau gryną orą ir jausčiau medžius ir matyčiau medžius. Taip nebus, nes ego yra ta tvirtovė. Protas smagusis, galingas protas mums sutvėręs tą pilį yra pati ir tvirtovė. Ir tik tai iš jos išėjus į lauką galima pasimėgauti tą laisvę. Bet mes tą laisvę turim visą laiką viduje. Jinai visą laiką viduje. Tai va toks ir bairis, kad dažnai norim laisvės nesuprasdami, kas ta laisvė yra ir kada mes ją turėjom. Mes jos niekada neturėjom, niekada neturėsim, jeigu kalbam apie tą laisvę, kuri leidžia nevaržomai elgtis kažkaip tai, daryti dalykus, kuriuos aš dabar, nežinau, net ir turint, nežinau, man, ta prasme, net nėra, visą laiką bus kažkas, kas mus apribos, net jei ir sugalvotumėm pačią dabar, kad šauna į galvą kiekvienam iš jūsų pačią laisviausią situaciją, kokia tai gali būti, jūs vis tiek būsite apriboti vien dėl to, kad galvojat situaciją kažkokią apie kažkokias savo galimybės, tai būsite apriboti tuo, kad jūs tuo metu darysit kažką ir viso kito negalėsit, esate apriboti. Esate apriboti laike, negalit būti ir čia ir ten kažkur tai dar. Net jeigu ir turit visas pasaulio galimybės, kurias išgyvenat, visiškai laisvai ir galit rinktis iš jų visų, iš tos visos begalybės, vis tiek galit rinktis tik vieną. Tai reiškia visos kitos, jos lieka užnugaryje. Tai ir vienintelė laisvė, ta, kuri yra nepamatuojama, tai yra tiesiog būti. Ir kai tiesiog būni, be prisirišimo kažkokiam pojūčiui jausti kažkokią tai galę pasirinkimuose ar laisvėje, tai tas buvimas jisai yra paprastesnis, jisai išvisi. Jisai yra tiesiog toks, koks yra. Netgi jeigu kartais jaučiame sukaustyti, netgi jeigu kartais kažkas ir varžo fiziškai, netgi jeigu kažkur tai, pavyzdžiui, ar sergam, ar skauda, ar kažkas tai mums rėkia į ausį, ar kažkas tai, mes visą laiką galime tiesiog būti, kas ir yra visą laiką. To net ne tai, kad galime nėra netgi tinkamas žodis, nes tai tiesiog yra. Tai kodėl tai svarbu, aš nežinau, kodėl tai svarbu gali būti kiekvienam iš jūsų, bet kiek gyvenime visko susiklostė yra, tai pastebėjimas šito buvimo ir jame buvimas yra pilniausia, lengviausia, šilčiausia,
kas gali būti ir visa, kas ateina iš to, visa, kas ateina iš buvimo, o ne iš įsivaizdavimo apie kažką tai tiesiog nežinau, norėjau sakyti žodį išpildo, bet negali išpildyti to, kas yra išpildyta, tai nėra tam žodžio, galbūt net neturiu, bent jau gal ir yra tokių žodžių, bet aš jų tokių neturiu. Tai va, tai tiek, trumpiau šiandien, bet irgi ne visai trumpai. Tai va, tiek ir jo, iki.